Mes dabar tikrai galbūt taip ilgai neturėsime to laiko, tai aš iš karto užbėgu už akių ir klausiu, o ką reiškia spalvos? Sakykime, jeigu tam piešinį yra daug žalios, pavyzdžiui, spalvos ir žmogui patinka ta žalia spalva, ar tai galima jau kažką apie jį pasakyti? Reiškia ne tik spalvos, bet ir kaip žmogus derina spalvas. Nu, bet aš klausiu žalia spalva. Fraktale tai yra sveikatos spalva. Ir, žodžiu, jeigu norime būti sveiki, tai mūsų fraktale turėtų netrūkti žalios, oranžinės spalvos. Matot, kaip aš iškart kokį didelį plotą pradėjau spalvoti žaliai. Sveikatos Kaip sveikatą išsitraukiau. Užrašom žiūrovams sveikatos spalvas. Viską rašau, mielosios, viską. Viską. Žalia sveikatos ir oranžinė gyvybė tokia. Trupučiuką raudonas. Aistra. Taip. Čengutė Mažiau trūksta. tamsiai rudos. Žiūrėkit, tik pakalbėjome apie raudoną, aš įsitraukiau. Va, kokios talentingos. Iškartikusi nori ir išsipildo. Oranžinė gyvybė, ar ne? Čia prie sveikatos temos. Čia prie sveikatos spalvų. Ingutė, pieštukus reikia traukti užsimerkus. Tikrai. Taip. O aš jau tos sveikatos ieškau, tai visiškai. O net užsimerkus žalia. Jeigu iš tikrųjų, na, sergu, pavyzdžiui, arba ligonis, jisai tas spalvas irgi taip pat pasirinka nesąmoningai ir ar jau reikėtų sąmoningai imti tą žalią spalvą ir spalvinti? Nesenai visiškai mano praktikoje buvo toks atvejis. Vieną moterį išmokiau piešti fraktalus ir jinai po 2 mėnesių man skambina, sako, Brigita, aš ligoniniai. Sakau, kasgi nutiko? Sako, nu, aš jau ir anksčiau turėjau tą problemą ir šiuo metu man paūmėjo, ten kasos uždegimas. Ir, žodžiu, sako, aš prisiminiau tave, kad tu sakai piešti ir spalvinti žaliai. Ir sako, tu nepatikėsi, sako, aš į ligoninę, kur jau visos sąlygos yra piešti, atsinešiau pieštukus, nupiešiau ir sako, tu nepatikėsi, lygiai 6 žalius plotelius užspalvinau. Vaistai, kuriuos man leido ir kurie neveikė, pradėjo veikti. Ir sako, mano sveikimo procesas nuo to prasidėjo. Jūs įsivaizduojat. O aš net skaičiau, kad ateina daug onkologinių ligonių tokiu būdu gydytis, piešti fraktalus, ar teisybė? Taip, iš tiesų, mūsų mokytoja, metodo autorė, Tatjana Polujachtova iš Rusijos, mus labai skatina papasakoti apie šitą metodą sergantiems ir sergantiems sunkiomis ligomis. Ypatingai vaikams turbūt. Ir vaikams iš tiesų taip, nes rezultatai tokie, kad jie greičiau sveiksta. Ir pati metodo autorė labai entuziastinga ir jinai sako, kada jūs pateikėt šitą metodą sergantiems, sako, jūs neteikit jų paguosti. Neteikit jų paguosti. Jūs, sako, ateikit įkvėpti juos naujai, pasižiūrėti gyvenimą ir atgauti tą džiaugsmą. Va. Tai žalia mūsų yra sveikatos spalva, oranžinė gyvybės, raudona gyvenimo aistros. O meilės, jeigu svajoji kažkaip sutikti tą savo antrąją pusę gyvenime, nu kaip prisišaukti su tom spalvom? Na, kaip prisišaukti. Čia man Ingutė, ar ne? Aš čia jau nesakysiu, kam aš taikau. Be abejo, rožinė, be abejo, šviesiai ruda, kad tie santykiai nebūtų tokie jau paviršutiniški. Man sako, ką rožinė, tai aišku, kad rožinė meilė. Tas bendravimas rožinė. O geltona, va, įsitraukiau geltoną. Geltona intelekto spalva, darbo su informacija spalva. Jeigu, sakysim, yra kažkokie intelektualiniai projektai, kuriuos jūs norite įgyvendinti, tai be abejo, turėtų netrūkti geltonos spalvos. Pasakykite, o jeigu, pavyzdžiui, yra barniai nesutarimai šeimoje, pagerinti santykius, jeigu žmogus agresyvus, gal galima nusiraminti? Taip, iš tiesų daug kas man pasakojo, kad sako, kaip aš nusiraminu piešdama. Pagaliau nusiraminu. Mano tas minčių srautas mane palieka ramybėje. Na, šiaip jeigu turim kažkokią tai problemą, sakysim, galime ją nupiešti. Tiesiog išpiešti. Pavyzdžiui, norit padėti kitam ir nežinot kaip, tai paimkit jo fraktalą ir paspalvinkit. Tad pažiūrėsit, koks stebuklas įvyks. Padarom štai taip. Mes tiesiog bandome, kiek įmanoma, greičiau viską nuspalvoti ir žiūrėti. Jūs, brangiausios, pažiūrėkite reklamą, o tuomet mes atskleisime visas paslaptis apie spalvas ir kągi žiūrėti savo nupieštame fraktale. Pabaigsim piešti, nepabėkit. O dabar, Brigita, aš labai norėčiau, kad parodytumėt žiūrovam ir netgi pakomentuotumėt, ar čia kokia žmogus įsprendė problemą piešdamas. Tiesiog vaizdžiai, kad būtų aiškiau, kas tas fraktalas, kaip jį ir ką jis reiškia.
Na, iš tiesų, čia aš turiu tokius savo du vadinamus prapiešimus arba įėjimus į techniką. Tai reiškia, kada mes pradedam piešti, mes savarankiškai mokomės ir piešiam tokį 21 darbą, kaip apkutiai. Va. Ir to proceso metu daug kas jau vyksta su žmogumi. Pavyzdžiui, kai aš piešiau savo pirmąjį, aš galiu parodyti savo pirmąjį, iš vis savo pirmą piešinį, koks jisai yra kuklus. Pats Taip, pats pirmasis. Aha, Aš buvau iš tiesų gilioj depresijoje po savo mylimo tėvelio mirties. Ir tai yra tokia būsena, kada tu prabundi iš ryto, susišukuoji, pavalgai, atsisėdi ant sofos ir verki visą dieną, kol užmiegi. Tai va šitie fraktalai man padėjo išeiti iš tos depresijos. Kada aš nupiešiau 21, aš pasijutau kitų žmogumi. Va. Ir šitą metodiką mane grąžino į meno pasaulį. Aš turėdama meninį šiokį tokį įsilavinimą, iš tiesų eilę metų, kokį 10 nepiešiau. Dirbau gamyboje, įvairius techninius dalykus ir su spalvom prie molberto aš nepiešiau. Ir staiga tokia, tiesiog vaikiškai paprasta technika mane grąžino prie molberto, prie spalvų, prie tapybos. Tai va yra mano pirmo to prapiešimo rezultatas. O va štai antras, tai yra iš viso virsmas, tas prapiešimas, 21 darbas. Iš vieno neužtenka nupiešti, kad įvyktų virsmas. Reikėtų piešti ir nupiešti 21. 21 tokį piešinį. Ir parodykim žiūrovam, kaip po to keitėsi spalvos, intensyvumas ir... Na, va čia pirmas yra. Va čia beje, va šita mėlyna violetinė spalva charakterizuoja didžiulę įtampą ir galvos skausmą, jeigu tai va tokia yra šitoj pusėje. Brigita, aš labai atsiprašau, kad jūs pertrauksiu. Ar jūs visas šitas spalvas traukdavot visada užsimerkusi, ar jau tuomet jau iš tikrųjų žinodavot, kokią spalvą nori dabar spalvoti tam tikrus langelius? Pradžioje iki 4 piešinių piešiam visiškai nesąmoningai, traukiam užsimerkę. O kada mes jau žinom spalvų reikšmės, mes jau perinam prie korekcijos. Reiškia, spalvų pagalba bandom pakoreguoti tą būseną, kurioje mes esam. Ar tai būtų baimė, ar liga, ar depresija. Tai labai įdomu mūsų žiūrovam, mes būtinai tą užrašykim. Ar ne, mes jau žinom, kad mūsų žalia reiškia sveikatą, oranžinę gyvybę, rožinę šiltą bendravimą, geltoną intelektą. Kitos spalvos, ką mums sako? Oranžinė dar pažymėkit, kad tai santykiai tarp lyčių. Jeigu trokštate vaikelio, pavyzdžiui, tai būtinai oranžinė spalvinkite, yra abrikosinė spalva, kaip persiko. O sakykite, jeigu iš tikrųjų mes kiekvienas turbūt turime kažkokių slėptų baimių, nesąmoningai, ir aš vieną tokią baimę didelę turiu, ir kaip nuvyti, kaip nugalėti save, kad nebesapnuotum tų sapnų, kad tiesiog, ar tai įmanoma irgi išvyti tą baimę iš savęs? Pabandykite, viskas nuo jūsų priklauso. O spalva kažkokia tai padėtų man taip Be padaryti? abejo, šviesios spalvos. Šviesios. Taip, tai rožinė, šviesiai ruda, daug žalios, daug geltonos, trupučiuką intarpų raudonos, vengti tamsiai mėlynos, juodos. O juoda ir tamsiai mėlyna, ką pas mus reiškia? Tamsiai mėlyna yra šaltos energijos spalva. Jeigu, sakysim, rožinė, tai šiltas spalva, šiltas bendravimas, atvirumas, o mėlyna tokia stagnacija, atšaldymas. Pavyzdžiui, jeigu reikia stabilizuoti situaciją, pavyzdžiui, ar ne, kažkoks tai chaosas, kažkoks tai barnis įvyko, tai mes spalvinam mėlynai, tarsi atšaldom. Jinai nėra tokia jau neigiama, kartais ją specialiai galima pasirinkti. Taip, jeigu atmosfera, pavyzdžiui, kaitus, labai ten kažkokia tai darbe sudėtinga situacija, norisi stabilumo, tai spalvinam mėlynai. Labai terapiniai yra šviesiai mėlynai ir jūros bangos spalva. Įduoda žmogui tokį, vidinį pasitenkinimą. Truputėlį ir žinom, kad kažką tai piešėte ir nupiešėte netgi savo svajonių būstą. Kaip tai vyko? Iš tiesų, kada jau pereinam tą pradinį etapą, įeinam į techniką, susipažįstam, galima pabandyti padaryti kažkokį tai nedidelį stebuklą savo gyvenime. Tai tam yra skirta visa technologija, tik prašom negalvoti, kad jūs čia truputį pabraižysit, paspalvinsit ir čia visas gėris pasipils ant jūsų. Tai yra vidinis darbas, galimybė vidiniam darbui, nes tai yra visa seka veiksmų, kuriuos reikia padaryti ir čia mes jau žengėm į magijos pasaulį. Man tai labai panašu į kodavimą tokį, tu pats savo pasakai, aš labai noriu, tai vizualizuoji, tada nuspalvini ir atrodo, dabar belieka tik veikti. Vienu žodžiu. Vienu žodžiu, ne pats jūs fraktalas. Labai teisingai. Fraktalas irgi, kadangi tai yra mažytė mūsų gyvenimo dalis, kurią mes keisdami keičiam ir visą gyvenimą, ar ne?
Na va, ir taip piešiam, koncentruojam dėmesį ir paskiau, kad įvesti situaciją dinamikos, piešiam tokį raudoną objektą vidury fraktalo. O tas objektas viduryje, jisai išreiškia ką? Kadangi raudonai yra dinamiškos energijos spalva, prašom pažymėti, vainai mūsų situacija į tą gyvenimo tarpsnį, kur pas mus nieks nesikeičia, mes to būto, sakysim, ar mašinos neturim, įveda impulsą, dinamiką, tas raudonas objektas. Va, ir nusipiešiam. To negana. Trečias žingsnis. Pirmas yra sugalvoti korektiškai norą. Ir labai atsakingai. Atsakingai, kad mes tikrai tai galime priimti į savo gyvenimą ir mes tikrai to norim. Taip. Antras yra nupiešti teisingai fraktalą, jį nuspalvinti tomis spalvomis, kurios atitinka, kokių savybių reikės tam norui gyventi. Ar intelektualinių, ar kažkokios aukštos dinamikos, ar kaip tik labai rimties susikaupimo, ar sveikatos, pavyzdžiui, reikės labai daug. Na ir spalvinam tom spalvom. Spalvas renkamės, atsiprašau, pertraukiau, jau galim neužsimerkti. Kuomet žinom jau, ką Tik diagnostiniuose, reiškia, mes imam nežiūrėdami. Čia jau žiūrėdami imam. Ir trečias etapas yra, kada mes, reiškia, darom gerą darbą. Dėkojame šiandieną Jums už tokį įdomų pristatymą, tikriausiai galbūt net niekam nežinomos technikos. Šiandieną mes paišėme fraktalus kartu su jogos trenerė ir dailininkė ponė Brigita. Mes Jums sakome iki, brangieji. Jūs taip pat nusipieškite savo svajonę, pažinkite save, o rytoj susitiksime vėl.